Maestro, Klausau. labai sveikinu ir asmeniškai ir tikrai džiaugiuosi dėl visos Lietuvos, kad pagaliau Donatas Banionis pagaliau gavo nacionalinę premiją iš Lietuvos. Nes tikrai kentėjom. Tas žodis pagaliau man tinka, tik pagaliau. Nes buvo tokių pagaliau ir jūs atkrisdavau. Prašau. Bet laukit, ar ne? Ko aš lauksiu? Nelaukiu. Daug ko gyvenime nelaukiu, tai ateina, kai laukiu, neateina. Taip gyvenimas taip susiklosto. Gerai, laukiu. Ir ten, žinot, ta komisija visą laiką turi papasakoti ir pasakyti, už kągi jį teikia tą nacionalinę premiją. Tai aš įsivaizduoju, kad gal net kartais yra sunku, bet jums skamba taip. Už Juozo Miltinio teatro legendos tąsą šiuolaikinėme teatre ir kine. Tai mano klausimas yra, o jeigu jums reikėtų suformuluoti iš tiesų jūsų gyvenime, kaip jūs jaučiat, kas buvo svarbiausia jūsų kūrybiniai biografijai, už ką jūs savo paskirtumėt nacionalinę premiją? Tai už Miltinio auklėjimą, ne tiek už vaidybą, kiek visą auklėjimą, už kadro, kaip sakant, jau gyvenimą. Gyvenam name ir vienam šalia buvo būtai mūsų, jis auklėje žiūrėjo, kad neprasigertume, nepadarytume kiaulyšio ar ką. Net jau taip, nekalbant apie vaidybos formas, kurios reikalavimai buvo nustatyti. Jau jo vaidybos formas turi būti ne tos teatrališkos, kurios buvo madoj. Todėl mes kartais buvom niekinami, kad mes nemokam vaidinti. Nemokat vaidinti, jūs kaip gyvenime. Vaidinti reikia vaidinti, o jūs nevaidinat, tai jūs... Taip, tai buvo priekaištų buvo. Bet ta studija, kurią jūs įstojot, taigi dar faktiškai jinai tęsė prieškario tradicijas. Taip. Nu, jisai kokios tradicijos? Ta, ką Miltinis atsivežė iš Paryžiaus ir buvo tradicija. Tai Miltinio iš Paryžiaus atsivežta tradicija. Žinot, kadangi aš esu meno istorikė ir dailės visas pasaulis man irgi labai rūpi, tai aš labai užkliuvau, nežinau, ar jūsų kas nors klausinėjo iki to, kad jūs Kaunegi užaugot ir gimėt ir jūs baigėt net keramikos dailės studiją ir dar ką aš atradau. Tai amatų mokykla. Taip, bet keramika. Keramika. Tai dar iki visų teatrinių, žodžiu, savo studijų. Kaip ta keramika? Čia jūs pats užsinorėjote? Ne, nebuvo kur dėti maniem. Tėvas norėjo, kad Stalin būčiau, kad būčiau Batsiu, bet vietų nebebuvo, keramikoje nepolė žmonės, buvo vietas. Tai mane įsteisė. O dar šalia jūsų aktorinio meistriškumo, dar kas yra nepaprastai įdomu, kad jūs kažkada pats papasakojot, nes nieks nebūtų žinojęs, kad jūs dar, kaip čia atsitiko, jau tapęs netgi žinomų ir kino aktorium, ir teatro aktorium, kad išgyventumėt ir užsidirbtumėt pinigų, jūs pasakojot, kad jūs netgi grojot džiazą, pianinu ir akordeonu. Tai vadinasi, jūs turėjot puikiausią muzikinį išsilavinimą. O kaip puikiausia saviveikla. Nieko, jokio puikiausia. Orkestrėlį, tai prie šokių, tai nesunku. Bet išmokot? Tai jūs namie turėjote instrumentą, kai augote? Teatre. Teatre turėjau instrumentą. Ir išmokot teatre pats groti? Taip, teatre. Jau jūs stojus į teatrą. Tai čia Miltinio teatre? Miltinio teatre. Tai daug naktimis sėdėdavau prie fortepijono, uždarytas, sargas leisdavo ir grodavo.